Hei! Sveiki! Čia turėjo būti palė gražus kadras, taip Ratis sako, pūsk ten, įvažiuosi čia, pradedant filmuoti, bus labai gražu. Man atrodo, kad šutas kažkoksai laukuose esu, kažkur Lietuvoj, nes laukuose. Tai ką, sveiki sugrįžę pas Lenką ir pas šitą Passatą. Taigi, ačiū už tautinių mažumų palaikymą, labai dėkoju. O šiandien mūsų darbai yra tokie, kurie man nelabai patinka, nes reikia mokėti pinigus už juos. Tai yra užsipirkimo diena. Suplanavau šiandien nupirkti stogo skersinius, nes man atrodo, kad biškį prisidės prie bendro vaizdo automobilio. Antras dalykas, tai aš tiesą pasakęs užsipirdolinau ieškoti bagažinės dangčio į spalvą. Taigi važiuojam pirkti kitą bagažinės dangtį, reikės galvoti, kur jį perdažyti. Jeigu kažkas dažo, susisiekit, su manim maldauju, bet kad būtų nedaugiau 5 zlotų už visą dažymą. Maldauju jūs labai. Ir trečias dalykas, kaip sakoma, roges reikia ruošti jau vasarą, kad būtų žiemą viskas nuostabu. Autovils padėjo mums su vasaros ratlankiais ir važiuojam dabar į Panevėžį pirkti ratlankių žiemą. Nes kaina beros nebloga, galėsite įsivertinti. Ir parodysiu lygiai tokį pat bičiuką, kuris yra gal dar labiau daužtas negu aš, nes irgi turi tokį B5 Passatą. Ir pagal mane jis atrodo tikrai įspūdingai, kad lietuvis padarė va tokį dalyką ir taip sukrovė viską į tą. Taigi važiuojam į vietą, pamatysim. Davai, operatoriau, man nereikia vėl kažkur ten krūštis per tos kampus. Galim važiuoti, ne? Nu tai važiuojam, viso operatoriau. Važiuojam, užmes kokią muziką, kad aš einu kietai. Anekdotas. Kebabas užeina į barą ir kebabas jam sako, pas mus nėra kebabų, galiu pasiūlyti alaus. Aš atsiprašau, aš žinau, mane deportuos į Lenkiją. Taip, atvarėm į vietą, laukiam Beno. Benai, tu kur? Žiūrėsim, kokius ten mums ar gerus ratlankis pasiūlysi ar ne. Maldauju, neapgauk manęs. Štai pinigų nėra. Aš realiai prezidentas. Jeigu tu žiūri šitą vlogą, aš tikiuosi žiūri, labai kokybiškas vlogas. Man tiek daug pinigų kainuoja šitas Passatas, kad minimum, kad tu gali dėl manęs padaryti, gerbiamas Gitanai Nausėda, įteikti Dalbajobo sertifikatą už šitą Passatą. Čia aš galvoju, kad tikrai, Lietuvoje bus tarp top brangiausių automobilių ir prasčiausiai atrodančių. Kur aš įsivėliau, hebras, jeigu pamatysit mane važiuojantį su Passatu, mėtykite mane pinigus, taip, Tomašai gauti, bet ne metalinius, nereikia, kad jūs dar man išdaužytumėt stiklus, paprosdintumėt automobilį, tiesiai va taip į saloną po 100 eurų kupiūras po piam, labai Все, atvažiavam į lokaciją, bet kažkaip biškai keista, kažkaip garažiukai, gal toj Benas atvažiuos su hebra ir atžalės iš mane šitą mano Passatą. Ir ką man dabar daryti? Ar jie mane pames prie to? Nu vo, atvažiavo Benas, einam pažiūrėm, koks pasidėm Passačioks. Einam. Benai, tu? Ну Benas, Tomai, tu? Tomaš. Čia Benai. Va, žiūrėkit. Benas, Beno Passatas ir gražus Passatas, aš negaliu. Aš tau siūlau keistis. Gal ne? Gal, ne, aš taip ir žinau, tiesą pasakęs. Labai gražus. Nelabai nuliūdau, nes aš nujutau, nieko tokio. Tai Tomai, tu daugiau pinigų suinvestavęs nei aš, tai... Ai, baigti. Viskas ne. Gerai, tada hebra, Benas pažinęs biškį savo Passatą, nes aš, žinot, kada ieškoju inspiracijos, visada turbūt ir kaip ir tu, pasižiūri per Google paveiksliukus, ką ten yra ir panašiai. Ir aš, mano manimu, čia tikrai išskirtinis tipo Passatas. Nėra taip, kad tipo kažkoks ledas yra aplamai, bet jeigu važiuoji gatvėje, turbūt kažkiek dėmesio turi savo Passatą. Šiek tiek dėmesio gal. Aš galvoju, mes žinot, iš ko turim dėmesio? Iš vyresnio amžiaus žmonių, kuriems šiam plius, kurie dar pamina, kai reikėjo į Baltarusiją saliarkos važiuoti pirkti. Ir jie mato, o, jaunystės mano mašina. Va taip. Ir dabar mes sergam šitą ligą, nors netokie seniai dar esame.
Taigi biškį parodysim Beno Passatą. Karočiui, yra tokių čia dalykų retesnių ir tikrai didelė pagarba Benui ir galimai aš kada nors pasieksiu tokį dalyką. Tai, kad, pavyzdžiui, salonas, va šitas salonas pasirodo yra Passato salonas, nes aš galvojau, čia gal Audinės ten C5, nes kiek tai teko perikūpinti, panašus buvo ten, bet sako, čia Passato salonas, žiūrėkit, veikia, viską pajungė. Kažkur susirado medinį vairą va šitą, va. Po to nardė rankeną užsakinėja iš Japonijos. Iš Japonijos, ten iš visų sensėjų visokiausių, iš Naruto atsisinti. Ir dar geras dalykas, ką aš tikrai nedaryčiau, bet Benas padarė, parodė klubas, iš čia turi jungtuką, o čia paspaudė mygtuką ir žiūrėk. Romantika. Nu čia viskas, čia taip gali susirasti žmoną. Va taip, taigi tikrai gražus ir tikrai Benas taip pat serga kaip ir aš šitą ligą kažkiek tai, bet jam pasisekė labiau, jis kažkaip atrado būdą pigiau tą Passatą padaryti, o aš tikėjęs toks durnelis. Gal dėl to, kad plaukų neturiu, šalą galva ir dėl to leidžiu pinigus ten, kur nereikia. Nu, bet yra kaip yra. Vainam, žiūrėsim, Benas parodės ratlankus, garažiuką įsiminkit, čia gal gerų dalykų yra. Ne, nedarykit tai, nes aš taip darysiu. Aš atvažiuosiu čia naktį. Benas pasiūlė šitus žiemai, nes su tais skardiniais barabanais reikės išmest, ką turim. Bus darbų, tikiuosi Mindaugas į garažą priims, parodys kaip daryti. Čia reikės su bulgarki, nes biški va kažkokie tai Panevėžio bebrai apkandžioja ir stulpai ir šitie bortai. Nu nieko, žiemai bus gerai atrodo. Yra taip, kad Benas ne tik yra dūžęs ant Passato, kas aš galvoju, kad mes kažkiek važiuojam tą pačią linkmę, bet pasirodėm Passatas žymiai pigiau kainuoja. Bet tebūnie, karočiui, pas Beną yra automobilis, kuris tikrai yra retesnis ir tie, kurie išsimano, vertina tokius automobilius ir ne tik dėl modelio, bet dar ir dėl variklio. Taigi, Benai, ką tu įdomaus turi? Turim Volkswageną, irgi tokį, sakyčiau, retesnį, senesnį. 91 Corrado VR6. Corrado VR... Nu gerai, čia gal aš nebuvo verti, bet tikrai, retas automobilis. Davai operatorių, parodyk biškį Corrado tą lietuvišką versiją. Priešistorė tokia, kad žiemos ir rudens laikotarpiu, kai jau viskas, man jau nebestovėjo ant to Passato, Mindosas buvo pasiūlęs, sako, pirk Corrado. Va čia tai projektas, vertė kils ir mes buvom radę 2 litrų, visą surūdysi, sako, bet čia bus projektas. Darysi, šveisi, dažysi. Aš sakau, aš nedarysiu, tu ką nepamini, kokios pas mane rankos kreivos. Ir va tegul Benas biškį supažindina būtent su šito automobiliu. Aplamai, ar verta, kokios kainos ir, nu, kaip su ja elgtis. Tai visų pirma, tikriausiai verta, jeigu jum pats automobilis prie širdies yra, bet jo visi turėtų atkreipti dėmesį, kad tai nėra pigus automobilis, nėra pigios dalis. Sakykime, sudaužyti žibintai gali kainuoti ir 500 eurų. Taip pat VR6 kėbulas skiriasi nuo 4 cilindrų kėbulų, tai tas dalis gauti yra dar sudėtingiau.
viso pačių Corrado yra pagaminta 97 000 pasaulyje, tai įsivaizduokit, kiek iš jų bus 2.9. Tik tai. Ja, įsivaizduojat, kiek tokių Passatų, kaip pas mus prigamino? 3, nejuokauju ten, 3 milijardai tarp šitų Passatų. Aš galvoju, žinai, ką aš labiausiai perginu, kad man Passatas, kada jau aš būsiu toks viskas, čia finišas, jis man kažkodėl jaučiu kainuos daugiau negu tavo šitas VR6 Corrado. Vat aš labiausiai to bijau, kad čia bus ir jis neatrodys kaip vienetinis Passatas. Jis atrodys kaip paprastas Jono Passatas, bet kaina bus kaip 3 tokie Corrado. Aš linkiu, kad taip nebūtų. Aš pasaulinku, kad taip nebūtų, bet aš matau, kaip skaičiai auga tik ir sakau, o grožio nelabai daug prideda prie Passatų. Bet tu tiki, aš netikiu ir mes balansuosim taip šitą. Taigi, chebra, jeigu ieško tokių automobilių, turit kur laikyti ir turit biškį storesnį piniginę, negu mano lenkiškas zlotais, nelabai daug prikaupta, pirkit, mėgaukitės, nes tokių automobilių vis mažėja. Viskas. Ir tokių Passatų kaip pas mane vis mažėja, už 5 parduosiu visi. Karočią, Benas mus įvėlė į kažkokią tai Panevėžio dvižuchą. Čia vyksta automanų susirinkimas, mitina čia Panevėžio automanai. Ir ten to operatorius parodės porą įdomesnių automobilių. Ir tikiuosi patiks, bet įsivaizduojat, paprastas šeštadienis, atvažiavom var, ratlankius nusipirkom ir dar į dvižuchą papuolėm. Taigi, davai, let's go. Taigi, stogas skersinius nupirkom, į Panevėžį nuvykom, su Benu susipažinom, ratlankius žiemai turim, kuriuos reikės dar daryti. Į Bagaslaviškį, Baga pamagytų man ištart šitą miestelį. Irgi buvom, kur dangtį nupirkom bagažinės. Ir ir dabar keliaujam namo, atgal į Vilnių. Taigi, iki sekančių kartų, žiūrėkit, stebėkit. Jeigu galit kažką pasiūlyti šitam nuostabiam automobiliui. Slenkščius, spoilerius, lipus, pinigus. Siūlykit, viską priimsim, viską sutarsim, apsikabinsim ir draugausim. Šio, keliaujam atgal į Vilnių. Davai, operatoriau, važiuojam. Tu eini? Einam.